Dar kartą visus sveikinu su mūsų parapijos švente. Ir vėl šis rugpjūčio sekmadienis, pirmasis, kaip visada, mus kviečia į bendrą maldą ir tuo pačiu mes kviečiami pabūti kartu. Ir vėl šiandieną tariu tos pačius nuoširdžius padėkos žodžius jums visiems, brangus mano parapijiečiai. Noriu padėkoti šeiminai, Česlovo šeiminai, visiems, kurie vėl mus linksmins, vėl padės mums pasijusti čia žemėje tokiais kaip reikalingais ir džiugiais žmogeliukais. Taip pat, kaip matome, vėl yra stalai, gausūs stalai. Ir be rėmėjų, be tų žmonių, kurie nori padėti, jų nebūtų. Tai vėl dėkoju Nematekui už mėsytę, taip pat Kaišiadorių Paukštynui, dėkoju Gudobelei už tą kasdienę duoną, kur ant mūsų stalo gula ne tik šiandien, bet ir visada. Tai tikrai tarėme ačiū. Taip pat dėkoju ir dviems moterims, kurios mums parūpino skanios, kvapnios giros, tai Tomkieniai ir Naudžiūnieniai. Tai tikrai moteris niekada nepasako ne, visada tai parūpina. Na ir dėkoju mūsų karitietėms, kurios tos sumuštinius padarė. Dėkoju žaviam jaunimui, kuris padės prineš sumuštinių. Nepasididžiuokite, pasivaišinkite. Visą tai mes ką darėme iš begalinės meilės jums ir Dievui. Dabar noriu pakviesti žodžiui mūsų rajono merą Romaldą Ormilevičių. Prašom.